Paaiškinsiu trumpai drūtai, ką aš čia veikiu. Esu kažkur apie vidurį Norvegijos. Už manęs laksto ant ledo naujasios Audi S4. Po manim, tiksliai nežinau iš tikrųjų, ar čia ežeras ar užtvanka, lyg taip toks pratekantis ežeras. Po manim yra apie 70 cm storio ledas. Bet ledas yra ideali platforma treniruotis automobilio valdymą, kadangi prie labai nedidelių greičių galima pakankamai lengvai perprasti automobilių veikiančias fizikos jėgas. Tai yra, norint pasukti automobilio priekis turėtų būti kuo labiau užspaustas, na, ir panašiai. Tai visą tai instruktoriai profesionalus Audi klientams paaiškino. Pakankamai sistemingai prie to visus privedė. Iš pradžių buvo trumpi slalomo pratimukai, po to buvo stabdymo manevrai, tai yra, kai tiesiog ABS sistema leidžia ir stabdyti ir vairuoto pačiu. Na ir dabar antroji jau dienos pusė, kai praktiškai jau visi turėtų jaustis kietais vairuotojais ir jau didžioji trasos dalis, dideli greičiai ir dideli slydimai. Taip kad smagu, labai smagi, tikrai neeilinė atrakcija. Čia ant dviejų laus. Tu žiūrėk, kaip jisai ėjęs.